dabar paprašytume Nerijai Karpuškaitę. Taip, aš. Labai diena. Aš pasistengsiu labai glaustai, nes kalbėti čia galima labai daug. Aš pirmiausiai žmogus esu labai nustebintas. Aš stebiu viską taip tarsi dar ir iš šono. Aš esu nustebinta, kad po tokio įvykio, kas ką tik įvyko Garliavoje, mes nebuvome pakviesti į Seimą liudyti salėje. Ir Seimo nariai, išskyrus, ką aš matau dabar Astą Balkutę, daugiau niekas nesidomi netgi čia ateit pasiklausyti. Dalių Stančiką ganyčiau. Galbūt aš nepažįstu, gal čia tarp kažkur sėdi, bet jeigu nenoriu nieko įžeisti, bet man yra keista, žinot, keista, tiesiog keista, kada valstybėse vyksta žemės drebėjimai, važiuoja prezidentai į tas vietas. Čia buvo, kiek aš žinau, siūlyta Dainiui Pūrui atvykti, žinau žmogų, kuris jam buvo pasiūlęs pasižiūrėti, o ne ekstrasensoriškai vertinti mergaitės psichiką. Jis nepanoro. Žiobienė labai gerai suvokianti apie vaiką, taipogi nepanoro. Aš kodėl taip kalbu, todėl kad aš kalbėsiu apie vaiką daugiausiai. Mes turime ką kalbėti, bet man toks jausmas, kad mes tikrai nusikaltėliai, nes mes darom Lietuvai tai, ko ji pati nenori. Man susidaro toks įspūdis, kad mes susigalvojom savo gelbėti Lietuvą ir ta Lietuva ramiai miega, geria alų, eina Vilniuje mitingas Lietuva, Lietuva, o žmonės sėdi, žiūri va šitokiom akim ir nesupranta, ko čia visi klyšauja. Kažkas dar turi iliuzijų, kad teismas nuspręs teisingai. Žinot, kai aš ten atsidūriau, aš jums pasakysiu taip, 2005 metais spalio 5 dieną buvo mokytojo diena. Kai nuaidėjo šūviai Kaune, aš įsigandau ir pradėjau galvoti viešpatė, žudymas. Tada tik susipažinau su šita byla, nebuvau mačiusi jokių istorijų. Ne mažiau kaip 20 vyrų, su kuriais tą dieną man teko kalbėtis, ir teatre, šiandien jie visi šnapsderbėjo, todėl kad jau po to buvo daugiau lavonų negu užfiksuota oficialiai. Koks 20 vyrų, telefonu, visai, man sako, teisingai vyras padarė. A kur jam reikėjo daugiau dėtis? Sėsk va prie kompo ir pasižiūrėk, sako, su to vaiku. Viešpatė, tai matelis pasakė, galvoju, viešpatė įgarsino mano nuomonę, duokit aktoriam, režisieriam, Balkutė Seimo narė paliudys, ar vaikas gali šitaip suvaidinti. Tas vaikas masto suaugusio žmogaus visiškai nevaikiška patirtimi. Aš jums tuoj pasakysiu faktais, nes aš su tuo vaiku žaidžiau, o kadangi turiu 10 metų dar ir pedagoginį stažą per savo pagrindinės profesijos, tai aš jums pasakysiu, ką tas vaikas man kalbėjo. Ir tai bus liudymai, aš galiu liudyti teisme. Aš 3 dienos prieš šitą Deimantės pagrobimą, vandališką pagrobimą, turėjau su vaiku pokalbį, kur užvedė pokalbį. Ką tai reiškia? Jeigu 25 dieną balandžio, 22 dienos iki šito vandalizmo akto, Teisingumo ministras Šimašius kreipėsi per televiziją pagautas žurnalistų, prieš tai advokatė pakomentavo, o žurnalistas užduoda advokatai klausimą, kuri šiandien vadovauja valstybė kaip kažkokia tai klaikioji karvedė, veda pulkus. Užduoda klausimą, pirmiausiai prieš tai išgirdau, ne advokatė, antstoliai. Antstolės paklausė, antstolė sako, o jeigu šitą Stankūnaitės statusas byloje keisis, tai atiduosim vaiką, gražinsim globėjai. Kas yra vaikas? Taburetė, kurį galima gražinti globėjai po to. Vaikas nejaus, aš to papasakosiu apie psichologinės traumas, kokias ta mergaitė yra patyrusi. Nes aš žinau, aš mačiau, aš dirbau su tuo vaiku. Tuos žaidimus, kuriuo vaikas manė, kad aš su juo žaidžiu, aš ją stebėjau, mačiau ją paauglių tarpe, kitų vaikų tarpe ir galiu padaryti išvadas. Ir kad tas vaikas tvirtintas, brangieji, nekyla net abejonės. Visa simptomatika yra pilnai jos judesiuose netgi. Reikėjo atvažiuoti Pūrui, tai būtų gėda šiandien jam kaip psichiatrui. Reikėjo atvažiuoti ir pasižiūrėti į tą vaiką. Aš turiu patirtį, aš dirbu su tokiais vaikais, kurie turėjo. Aš esu dirbusi su paaugliais, kurie jau dabar suaugę, 4 turėjusiais vaikystėje seksualinę prievartą. 2 iš jų mikčiojo, 1 šlapinosi į lovą studentas,
o kita mergaitė užsikirtinėdavo taip, kad net nesuprasi, ar mikčiojo, ar į ką darydavo, jai priepuoliai sužeidavo. Štai kokios yra pasekmės. Kas bus su deimante, atsakys tas, kas ją pamatys. O aš labai abejoju, kad ją kas nors pamatys. O dabar aš duosiu liudijimą. Štai, vėliavą parodžiau. Antras dalykas. Mes ten stovintieji, susipažinę su visa byla, iš vakaro išklausę vidaus reikalų ministro Meleno patikinimą, kad vaiko ėmimui yra nepasiruošta nei socialinė prasme, nei integracinė prasme, todėl kad, cituoju, paėmus vaiką reikia galvoti, kas bus dar po to. Jis pamini, kad socialinių reikalų ir darbo ministras taipogi taip pat mano, tai yra viešas per televiziją, per vakaro žinias pareikštas vidaus reikalų ministro pareiškimas. Aš ramiu veidu nueinu gult ir sakau, kažin kaip čia bus. Staiga man sukyla nuojauta, viešpatį, o jeigu jie pameluos, kaip ir viskas mūsų valstybėje meluojama. Mano vyras skambina ir pasakoja šitą, vyras sako, ne, jeigu pasakė, nu ką, tu čia oficialūs dalykai, jeigu nenorės postus prarast. 25 dienos iki to Šimašius pasakė, kad jis nesuprantas, kodėl įtarimai yra nepareikšti Stankūnai. Tai aš turiu praklausiau užvakar visus tuos įrašus, taip jie taip ir pasakė. Aš nesuprantu, kodėl Ūsui pareikšti Stankūnai, tai nepareikšti eiliniai žmonės, taip, jeigu mes nesuprantam, mes turėjom nestovėti, mes turėjom neginti vaiko, šitie paaugliai, šitie vaikai, kurie žaisdavo su deimante, šitą mažiukė mergaitė, ko mes mokom? Čia tik prie sovietų buvo apie žvėrelius ir jų draugystę mokoma, apie moralę. Kokią mes moralę, mes sugadinom šitą naujo begimstančią žmoniją. Koks yra švietimo įstatymas, kokie yra švietimo normos visos, kokia švietimo reforma, va čia reikia gilintis, čia guli šaknis. Šitaip yra Lietuva ardoma. Jau visi tyli, mokytojai tyli, gydytojai tyli, aš buvau sužalota, jeigu kam nors reikia sužinoti, aš buvau suimta, aš buvau sužalota, man čia Valiušaitis sako, primink, kad prieš tave buvo panaudotas tas elektrošokas, aš nežinau, kas panaudota buvo ir negaliu tvirtinti, kad buvo elektrošokas. Man priėjo vandalas su kaukė ir visas įsiželgęs kaip robotas, aš tokius mačius, tik tai jie beje buvo kelių rūšių, čia buvo klausimas užduotas apie politiką, aš turiu profesiją, kuri man leidžia labai būti bet kurioje situacijoje išlikti labai objektyvę ir pastabę. Policininkai buvo kelių rūšių, net policijos tarpe buvo, vieni buvo kažko tai kaip ir užduoti ir labai užkaifavę, nuo kad čia dabar mes pažaisim žaidimus su šitais kačiukais. Kaip, nežinau, negaliu teikti, nei nieko nesuodžiau, sakau, ką mačiau. Kiti buvo verkiantys, pilnom akim ašarų. Tai buvo dvi rūšys policininkų. Trečias dalykas, buvo su pistoletais, buvo tikriausiai aro vyrai, jie buvo labai žiauriai nusiteikę, o tie, kur atėjo monstrai, šitie, kur nesuprasi kas, tai buvo, žinot, kai jie pradėjo eiti, manęs klausė po to kolegos Neris, ar buvo baisu. Nesakau, baisu nebuvo. Visų pirma, žinojau, kad aš turiu atstovėti vaiką ir man ne į galvą buvo, kad aš jo neatstovėsiu, nes aš jai pati asmeniškai buvau prižadėjus. Ji man net laišką buvo parašęs. Jeigu Stankūnai tai tuo pačiu metu pasirodė laiškas baisus, tai parašė mažam ir svarbiam žmogui, vardu Neris, žmonės, aš jūs kažkaip tai myliu visus, kurie mane gelbėjo. Tai va, ir yra užfiksuotas tas laiškas. Jis yra, tebėra, aš turiu originalą. Šito vaiko parašyta. Net artimiesiam nerodė, pasislėpus parašė. O pradėjau su ją, va jūs padarykite išvadas. Pradėjau su ją bendrauti labai sunkiai. Žinot, kodėl? Ką man Kėdienė pasakė, jį labai sunkiai mane prisileido. Šiaip aš per 5 minutės galiu paimti armiją vaikų, aš moku tą daryti. Šitą mergaitę buvo visą laiką pasižiūri iš tolo ir nusisuka. Pasižiūri ir nusisuka. Pasirodo dėl ko. Sako, jį nori prie jūsų prieiti, bet tai jūsų plaukai. Suprato turbūt, taip? Grifkutė ir plaukai. Taip. Tai va čia yra pirmas dalykas. Ką psichologai turėtų pasidaryti išvadą. Aš būdavau su palaidais plaukais ir būdavau tokio ilgioje. Aš dabar nusikirpau. Vardan deimantės, jeigu norit žinoti. Mano buvo ilgi plaukai. Čia neduosiu meluot, kad aš nusikirpau plaukus stovėdama ten. Kad vaikui būtų ramiau. Va šitą aš noriu, kad būtų užfiksuota. Dabar pirmiausiai pasakysiu apie tai, ką mačiau. Mačiau žmogų, kurį Radišauską,
nuspardė vėliavą. Jeigu ką nors rūpi heraldika Lietuvoje, vėliava nuo dailininko Radišausko, kuris buvo spardomas po mano kojomis, už metro nuo manęs, aš stovėjau ant pakylos prie tokio metalinio stulpo. Buvo spardomas žmogus, prisimenu, ką aš rėkiau. Aš rėkiau ne Lietuva, aš rėkiau laikydama mažytę vėliavėlę, su kuria gerbėmiai mano tėvas, politinis kalinys, atsėdėjęs Sibiro Vorkutos lageriuose, Volframo kasyklose, teistas mirties bausme, nes buvo žaliukų bendrininkas ir žinojau, už ką sėdė. Aš už ką buvau surinkta su šitą vėliavėlę šaukianti. Aš šaukiau ne Lietuva, ne kaip skanduotę, aš šaukiau kaip kreipinį, kaip maldą. Aš norėjau vis sakyti Lietuvą gelbėk ir man kimo balsas nuo spardomo Radišausko, nes jis tik bando keltis, jis smaugia ir vėl spardo ir vėl smaugia. Žmonių alasas, visi rėkia. Aš noriu pasakyti tai, mes ten stovėjom tam, kad paliudyti, kad nepasiruošta, kai iš vakar buvo pranešta per televizorių Meleno, kad nepasiruošta vykdymui. Aš galvojau, galbūt advokatė, kaip privatus asmuo šito nežino. Aš dėl to ten stoviu, antstolė, atsiprašau labai. Abu vienas kito verti dovanokų. Tik vienas plikas, o kitas ne. Antstolė, galbūt to nežino. Mes sugėdojome Lietuvos himną ir norėjome stoti į dialogą, pasakyti visiems, kurie nebuvo atvykę pasižiūrėti vaiko, ką mes apie jį žinom, ko vaikas mūsų prašo, kad vaikas pradeda rėkti, jeigu mes pasitraukiam per toli iš kiemo. Čia atsakymas visiems tiems, kas skaitė, kad mes traumuojame psichologiškai vaiką. Vaikas buvo situacija, kada atvažiuoja vaikų teisės ir užblokavo autostradą, 16 berods ir kiek automobilių. Visi per 7 minutės sulėkė koks 1000 žmonių, pilnas kiemas subėgom ir staiga žmonės atsitraukė. Vaikas pradėjo rėkti, visi girdėjo. Rėkti, kur jie eina, tegu neina iš kiemo. Yra liudininkų tam? Yra. Tai va šitaip vaikas mūsų nenorėjo. Po truputį, nežinau, neringos, ar tų vaikų, šitų nuostabių vaikų, kurie ją gynė ir žaisdavo su ją, kasdien ateidavo žaisti vyresnieji šitie vaikai dėka, mergaitė pradėjo atsigauti. Aš su ją pokalbį pradėjau pamatyti tokias atsipalaidavimo, tokios ramybės truputėlį. Ir staiga, išvakarėse, beveik 3 dienos, tiesa dar prieš tai pamačiau tokį vaizdą, po šito, anksčiau dar, po 23-osios, aš pamačiau, žinau, tokį vaizdą labai įdomų. Prasidėjo saulėta diena, saulėtos labai dienos, karštis, ir staiga Deimantė mes bežaisdami, aš nevarginsiu jūsų, nepasakosiu, kokius žaidimus mes žaidėm, Elena liudys, apie pingviniukus kalbėdavom, apie kodėl vaikas labai emociškai save blokuodavo. Jeigu žaidžiam žaidimą ir aš sakau, kas eina šitaip su kamuolį įsidėjus tarp kojų, einu ir sakau, kas šitaip eina. Jinai nežinau. Ir aš matau, kad jinai kažką nujaučia, labai jautrus vaikas, nujaučia, kad aš kažką tokio pasakysiu emociško. Nežinau, pasitraukia žaisti. Paskui vėl, o tai kas taip eina? Ji eina, jai įdomu, bet ji blokuoja save, kad tik nepasakyčiau, ko nors, kad ji pravirk turėtų. Sakau, eina pingvinės, nešančios savo kiaušinį tarp kojų. Jos eina 100 000 kilometrų. Ką ji pasakė tada? Einam prie šuns. Einam, palaukit, jūs mokat lauk kaip šuo? Ji blokuodavo iš karto emociją. Paskui prieina, o tai kas neša tą kiaušinį? Sakau, neša mamos savo kiaušinį. Po dar turbūt 20 minučių bežaidžiant, ji staiga klausė, o tik mamos neša kiaušinį? Nesakau, padeda ir kiti žmonės. Graudu būdavo su ją žaisti. Kaip jai tai buvo svarbu, kad ir tetos neša tą kiaušinį. Puikiai atsimena turbūt Elena šitą mūsų vakarą apie pingviniukus. Nuo to dienos aš ją praminiau pingviniuku ir tai bendraudavo su ją. Pingviniuk prieinu, nosį pajudinu. Ir galiu pasakyti, buvo tokia diena, kada ta mergaitė staiga, aš jums parodysiu, dovanokit, parodysiu grimasą dabar. O šitai jinai priešais mane, saulė iš šitos pusės ir staiga mergaitė vat tokį padaro dalyką, tokį. O šitokie traukuliai prasideda veide, aš išsigąstu, galvoju, atrodė, kad jie oro trūksta, o toks traukuliai. Aš atsisuku, pirmiausia, aš jos neklausiu, nes man atrodo, kad priepuolis prasideda. Aš atsisuku, žinot, ką aš pamatau. Man atrodo, čia net yra kažkuri moteris užsidėjusi šalikėlį panašų į šitą. Žiūrėkit, į ką tampu panaši. Tik ta šalikėlis buvo daugiau va tokiais kampais. Aš pamačiau, kad tas šalikėlis jai priminė kaukę. Suprantat?
Ir po labai greito laiko ateina tokie patys ir daugiau kaip valandą į per langus juos mato. Ar tas vaikas toliau šlapinsis į lovą, ar jau nebebus lovos, į kurią jam šlapintis. Žinot, aš nusivyliau savo valstybę. Aš nusivyliau, kad valstybė savo vardu leidžia savo vardą teršti šitokiem padugniem atmatom, šitokiam beprotystei, nežmoniškumui, šitokiam merkantiliam švykščiam mąstymui. Nu ką jie nuo to gaus, kad pridengs ten kažkokį vieną kitą tą ten iškrypėlį? Kas nuo to pasikeičia? Žinot, yra kolosali hunta valdovas. 20.16, neatsimenu, po pirmo teismo sprendimo aš parašiau straipsnį į Kauno dieną, atsipeikėkit, Kedžio dukra yra vaikas. Po 3 dienų man buvo paskambinta miesto telefonu ir pasakyta vyriškų balsų užsispaudus nosį. Jūsų telefonas suges. Akurat. Sugedo mano namų telefonas lygiai po 3 dienų. Kad jį pataisyti, aš paskambinau savo pažįstamą, jos paprašė pasakyti mano mobilų. Nuo tos dienos mano mobilus įsikrauna, žinot, per pusę valandos. Turbūt suprantat, ką tai reiškia. Dar pasakysiu, kad galbūt įgysiu kažkokią apsaugą. Per 4 dienas 2 kartus ant manęs važiavo mašina. Abu kartus nugriuvau. Atėjau į mitingą, tai buvo 1 diena, mitingas buvo man, aš gyvenu mažoj gatvelėje, galbūt tai man suteiks apsaugą. Ir, reiškia, Elenytė, turbūt tu pasakėjai, kad tai aš pradėjau pasakoti apie šitą, kad taip atsitiko man. Negaliu tvirtinti, nes nemačiau, mašina lėkė dideliu greičiu, išsuko iš savo trajektorijos ir va šitai padarė, tokį makaroną. Aš įkritau į kaimyno sklypą, kur buvo tvora išlupta, va taip Dievas apsaugojo. Alenytė pasakė, bet ta advokatė, gydytoja, kuri liudijo, ar jums žino, Blažnelytė, kad jau pateko į 3 avariją, nes situacijas. Aš pasakiau, taip lyg girdėjau, bet prie ko čia aš? Aš neturiu tokių liudijimų, aš nemačiau ūso lytinio organo, ačiū Dievui. Moteris taiga atsisuka mitingę ir sako, tokiu saldžiu balsu, gerbiama režisierė, jūs labai klystate, kad jūs nesate jiems pavojinga. Jūs pirmoji iš menininkų atsiradote Klonėje, bet to, paskui jūs eina pulkai paauglių, jūs labai klystate. O kasgi valdys valstybę po kelių metų? Paaugliai, šitie, kur šiandien paaugliai. Tos moters aš daugiau nemačiau ir net tada nesureagavau. Štai tokia buvo mano patirtis. Galbūt šitas mano paliudijimas damuš mane, arba kai jau damuš, tai žinosit, už ką damušta buvau. Arba sulaikys. Dabar apie vaiką. 3 dienos prieš Deimantė Kedytė, minint Romo Kalantos auką, buvo labai gražus paminėjimas, buvo suvažiavę daug žmonių garbių. Jinai labai buvo džiugi tą dieną. Tai buvo, atsiprašau, jis bus susiję jaukas. Ji buvo labai džiugi tą dieną. Ji labai lakstė tokia, kaip drugelis skraidė, kaip būtų nuojauta kažkokia, žinot, kartais žmogus priešingai elgėsi. Ir staiga kažkaip susimastė, prie pat scenos atsitupė ir žiūriu, taip keistai liūdnai žiūri. Aš pasakiau, kad jau su labai gražiu naujų sijonų. Aš pradėjau girti jo sijoną. Ji vėl tarsi bėgdama nuo emocijos, ji pradėjo man pasakoti, kokiu būdu tas sijonas naujas atsirado, kad jis buvo nukirptas, padarytas iš suknelės, apie visą technologiją siūlimo papasakojo. Ir paskui staiga sako, nei iš šio, nei iš to. Žinok, jeigu Laima manęs ateis, aš ją įkasiu. Tarsi jį pasitart norėjosi, kadangi mane laikė savo draugu. Aš labai suglumau ir aš tyliai ją išnarštu ir sakau, negalima, kanda tik tai pikti žvėrys. Negalima kasti. Ji tarsi dabar sugalvojo, arba jai virė tas visas galvoj. Toks buvo jausmas, kad jai tas neduoda ramybės. Sakau, kanda tik tai žvėrys. Ir tada vaikas nutraukia mane ir gerokai garsiai, nepamenu dabar, man atrodo, Jolanta Šarpnickienė tuo metu kažką scenai kalbėjo, jis sako, tai ko tada, aš noriu gyventi su savo dieduku, labai keista frazė pasakiau, su savo dieduku, su savo neringa, su savo dieduku, su savo močiutė, su savo neringa, su Karoliu. Nu ir kažkaip panašiai, ar močiutė su Karoliu sukelgė, bet aš labai tada nustebau. Su savo dieduku, su savo neringa, su močiutė, su Karoliu.
O tos sako man, kad aš turiu su laima. Va tokią frazę pasakė man. Liudiju ir galiu liudyti. Aš pasakiau tada taip, dėj man pingviniuk, viskas bus gerai. Žmogus ką nori, tą ir pasiekia. Galiu pasakyti daugiau, aš jos nemačiau. Šitas pingviniukas, kuris buvo vežamas mašinėlėje, mane suėmė anksčiau. Aš nemačiau ir turbūt vienas paauglys dabar pasakė gerai. Aš nemačiau turbūt todėl, kad širdis nebūtų išlaikius. Aš nežinau, žinokit, aš turbūt būčiau numirus. Aš nemačiau, kai ją suėmė, aš nemačiau, kai ją klykiančią nešė. Aš negaliu iki po šiai dienai žiūrėti šitų įrašų ir aš nenoriu eiti. Manęs daug kas klausia, mano ranka buvo visa sutinus, ir dar dabar yra žymė. Man, žinot, visą tai nusispjauti. Aš neėjau jokių abdukcijų, todėl kad mūsų visi tie, kam dirba ir kokias išima abdukcijas, man užteko Kedžio lavono ir man užteko Valiušaičio šiandieninio to pasakymo, prisišokinėjai. Žinot, aš nenoriu būti, mano orumas buvo parblokštas ir sumindytas. Šiandien ateina pas mane vaikai, paaugliai, aš negaliu minėti, kuris jo čia šiandien nėra, nes neatsiklausus esu jo, ateina į mano darbovietę ir sako, pasakykit, o kam gyvena? Va, kokias pasekmes pasėjome mes šitą rytmetėlį ankstų, kai atėjo, anot Salomėjos Nėries, žmogžudžiai prakeikti. Kitaip negaliu pasakyti. Kai aš pamačiau vedamą Kedžio motiną, po mūsų išleido iš tos KPZ ar BGZ, kokie ten vadinasi, basą Kedžio motiną vedamą per balas, žinot, man atrodė, kad veda išprievartautą visą Lietuvą. Kai mes po to susėdom į taksi ir nuvažiavom, žinot, koks mano pirmas vaizdas buvo klaikus, Kedžių kitas anūkas, Venckienės vaikas, aš nenoriu pasakoti, tai žinokit, sukels šleikštulį. Ką darė, niekas turbūt nematė, jis stovėjo garaže ir ėdė. Šitas Venckienės vaikas, 12 metų, kimšo į burną ir ėdė viską, ką turėjo iš kažkur pasiėmęs. Jis ėdė bananą su žieve. Ar jūs suprantat, iki ko? Aš noriu Seime liudyti ir pasakyti šitiem žmonėm, kuriuos mes išrinkom. Va kokią Lietuvą mes turim. Mes nebeturim, nes valstybė saldžiai šypsosi, meluoja ir sako, kad pas mus yra demokratija. Pasakykite, gerbėmieji Seimo nariai, kalbu į visus ir kreipiuosi, nėra demokratijos. Prezidente, prašau pasakyti, dingo demokratija ir mes prisitaikysim. Lietuviai yra gajūs. Lietuviai ant plikos uolos gali gyventi. Mes prisitaikysim ir suvoksim. Bet tada šita jauna karta turės susijimti, atsiras kažkoks galbūt pilietinė pozicija pas juos, o ne taip kaip dabar. Visur tylima, meluojama, tiesiog, žinot, mums kakoja į smegenis. Daugiau nežinau, kur galima toliau nueiti. Nebeįmanoma toliau gyventi. Prašau labai šitą paskelbti visur. Tegu mane ką nori daro. Man visiškai tas pats. Aš nebenoriu gyventi šitoje valstybėje. Ir aš neturiu kuo daugiau įkvėpti jaunus žmonės, kuriuos aš visapusiškai, čia sėdi kai kurie mano buvę mokiniai, aš visapusiškai palaikau paauglius. Aš paaugliai bešokantį, aš esu rinkusi vaikus iš po tiltų, suicidinius vaikus, aš dirbu su paaugliais moksleivių kūrybos centre. Aš žinau, kas tai yra, kai vaikas neprižiūrėtas, aš žinau, kas tai yra socialiai remtini vaikai. Ir staiga, kai valstybė spjauna ir va šitokia padaro melą, tai tiesiog darosi, žinot, nyku. Darosi nyku. Mes prarasim viską. Ačiū.